Taip, vaizdo kamera. Va tokia. Šiuo atveju Hikvision, bet tai yra nesvarbu gamintojas. Iš principo lauke hermetiškumo praradus kamerą, viduje viskas surūdyja ir panašiai. Tai tokių kamerų aš niekad nestatau į lauką. Viduje viskas ok, po stikliukų, dizainas, viskas gal ir gerai, bet lauke negalima. Ir iš principo dar kokia čia yra technologinė klaida padaryta gamintojų. Po vienu stikliuku ir objektyvas, ir vėras, ne? Tai labai didelį vaidmenį atlieka šita tarpinė, kuri per laiką įsidėvi arba blogai uždeda dangtelį ir, sakykime, naktį jinai turi būti labai prisispaudus, kad atskirtų IR spindulius nuo objektyvo. Ir jeigu kažkokia montavimo klaida ar tiesiog ta tarpinė įsidėvėjus, naktį visiškai nieko nematyti. Atsispindi ir panašiai. Tai va, aš tokių nestatau. Tai keitimas bus į tokias kameras. Tai yra jau atskirta. Objektyvas atskirai, LEDas atskirai. Ir dar čia yra IR plus LED. Taigi, toks patarimas.